Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Kiek ironiška, kad realybės šou Aš ralistas nugalėtojas buvo paskelbtas balandžio 1 dieną. Tačiau su melagio diena tai neturi nieko bendro. Viskas, ką mes žadėjome, buvo padaryta ir netgi dar daugiau. Tačiau tai jau tolesnių pasakojimų reikalas. Kol kas reikia paskelbti trečiojo realybės šou Aš ralistas sezono nugalėtoją. Įtampa didelė, nors finalistai ir šypsosi, taigi skelbiame nugalėtoją. Kaip ir sakiau, mes žinom nugalėtoją. Bet jis išsisprendė netrasoj. Nebuvo didelio skirtumo, kas iš jūsų buvo greičiausias. Nebuvo didelio skirtumo, kas iš jūsų greičiausiai keitė ratą. Didžiausias skirtumas buvo visa tai, kas vyko ne automobilyje. Jūs esat visi 4 labai patyrę. Kaip ir girdėjote iš Ervino. Scenogramos beveik be priekaištų, važiavimas beveik be priekaištų, Martynas jums irgi neturėjo kažkokių didelių pastabų. Visi jūs puikiai pažįstate automobilius ir nesvarbu, ar jis priekiu varomas ar galu, o nugalėtojui taurę ir kelialapį į Lietuvos automobilių ralio čempionatą ir į Nordis Racing Team įteiks Martynas ir Ervinas. Palaukit, dar neplaukit. Plat reikės, kai paskelbsim. Tikrųjų, tai toks pakankamai šlykštus momentas. Nes reikės 3 nuskriaust? Jo, nes visi 4 geri berniokai ir džiugu, kad einat tuo keliu. Kaip dabar po pusę minutės, kas neatsitiktų, nenustokit. Nes, suprastit, mums irgi reikia vieną žmogų išrinkti, kiti 3 lieka. Aišku, būtų malonu, kad Nordisas kokias 3 mašinas įteiktų. Iki šito projekto, ne vien per šitą projektą. Tai jūsų patirtis, kuri atsinešta iš ankstesnių varžybų, ankstesnių dalyvavimų prie automobilių ir apskritai gyvenimų šito sporto. Tai jūsų projektas prasidėjo tikrai ne pernai metai rudenį. Neprasidėjo nesenai ir tegul jisai nesibaigė jums visiems 4. Tęskit visi 4 tą, ką darėt. Kitais metais galit bandyti, šitais metais bandykit. Sportuokit, bėgiokit. Nenuleiskit ranko. Toliau, ką žinau, vienas sveikinam, jaunuolė. Jeigu kur ko reikia padėti. Молодец. Gal smaltai. Taip. Ačiū, Markai. Ką jauti? Ką jaučiu? Nežinau dar. Turbūt reikia suguldyti visą informaciją, bet labai daug emocijų ir nežinau net ką pasakyti aš. Tu sakei, kad nieko nepasakoji tėčiui apie šiandien dieną, neėmė net telefono, tai dabar paimsi? Dabar, tai bus, negaliu dar patikėti. Bet tikėjai? Ar buvo... Realiai, nežinau, turbūt neturiu atsakymą iš šitą klausimą. Jie visi labai stiprus, ir tiek bendravom, jie visi turi patirties, pavyzdžiui, Klaudas, gal sakyčiau, čiučiu daugiau už mane važiavęs, irgi daugiau Lukas, pats Mantvydas. Tai, nežinau, čia, labai geras jausmas. Štai taip, gal kažkam netikėtai, o gal kažkam kaip tik labai tikėtai. Trečiojo realybės šou Aš ralistas sezono nugalėtojų tapo jauniausias iki šiol laureatas. Vos 17 metų ukmergiškis Markas Buteikis. Vos įteikus prizą, Markas iš karto puolė skambinti tėčiui, kuris laukė žinios namie. Kaipgi baigsis šis superfinalas. Laukė ir tikėjosi, kad sūnus jį laimės. Ir sulaukė. Baisiai sugalvoju, ką sakyti.
Ką darai? Lauki. Nu tai ne aš laimėjau. Tai kas laimėjo? Su balandžio 1. Pasižiūrėk. Tai laimėjom, tai? Nu tai laimėjau, nu. Tai sveikinam. Bet sakė, niekam nesakyt dar, tipo, niekur nieko nekelt. Ne, ta prasme, jie jau oficialiai išrinko. Nu jau, nu, taip, nu. Nu, bet dar nepapostinė niekur. Nu tai ką, sveikinam. Taip Markas pats savo netikėtai iš mokinuko, kuris pusiau mėgėjiškai važiuodavo ralius su tėčiu ir svajojo apie profesionalo karjerą, staiga per vieną savaitgalį tapo tikru profesionalu. Tai nėra labai saldi duona. Marko laukia sunkus sezonas. Lygiai taip pat kaip ir visos mūsų komandos, tačiau jis užtikrintais žingsniais eina savo svajonės link. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. O kai kas jau gyvena toje svajonėje ir gyvena ne vienerius metus. Turbūt antras žinomiausias lenktynininkas Lietuvoje yra Vaidotas Žala. Greičiausiai daugelis ralio fanų svajoja apie tokį gyvenimą, kokį gyvena Vaidotas, tačiau tai nėra paprasta. Ir nors jo populiarumas šovė į neregėtas aukštumas po to, kai Žala pradėjo savo karjerą ralio reiduose, tačiau jis nuolat grįžta į klasikinį ralį ir daro tai stilingai. Vaidotas socialiniuose tinkluose seka daugiau kaip 150 000 žmonių. Daugumai jis gyvena svajonėje, yra vienas žinomiausių lenktynininkų ir yra tikras profesionalus lenktynininkas, kokių Lietuvoje yra vos keli. Tačiau nenustebinsime, Vaidotas Žala profesionalu tapo tik savo užsispyrimu ir begaliniu darbu. Jam niekas nenukrito iš dangaus. Jis nėra lenktynininkų dinastijos narys, jo šeimoje nebuvo ralistų. Viską turėjo pasiekti pats. Ir tai nebuvo labai paprasta. Į ralį Vaidotas atėjo sąlyginai vėlai. Jis nesiekė karjeros nuo mažų dienų. Pirmus žingsnius žengė jau suaugęs, kai turėjo susikūręs šiokį tokį finansinį pagrindą po kojomis, nors svajojo apie tai nuo mažens. Aš jaunystėje man vartydavau žurnalus, kaupdavau, visas ten automobilizmas buvo įdomu, o tuo metu man atrodė, kad svarbiausias Lietuvoje ralis yra žurnalistų ralis, nes kiekvieną žurnalą verti ir ten pres ralį. Bet iš tikrųjų po to buvo taip, kad mano rankas pakliuvo Zasados knyga Saugus greitis, kur tas šoninio slydimo principai labai dideliai prašyti. Ir tada aš taip užsikabinau, man pasidarė įdomu pačiam pabandyti ir tas išsiviniojo į tokią svajonę, kuri mane veda į priekį nuo kokių turbūt 12-13 metų. Tai man šiaip buvo paprasta, nes aš visą laiką žinojau, ką aš noriu veikti. Man nebuvo ten kažkas ten minčių apie kitas karjeros kryptis. Ir kaip pasiryžai, kada tas buvo kartas, kai viskas nori ir nuo to tai prasidėjo? Tai buvo daugiau finansinis klausimas, kada galėsiu sau leisti. Tai realiai pirmą kartą mes išvažiavom po studijų jau praėjus kokį 10 metų nuo to laiko, kai gimė svajonė. Ir iš karto tiesiai greičio ruožą. Tai buvo tokia įdomi patirtis. Tas pirmas startas jis labiausiai lieka atminty, nes tu atvažiuoji, užgesta tos raudonos lemputės ir tie 5 kilai tavo. Tau ten nei policija, nei kaimietis, koks nei šuo, nors viskas, kiek fizika leidžia. Tai patys pirmi metai buvo turbūt patys ir įspūdingiausi, nes variau tiek, kiek galėjau nuo krašto iki krašto. Mes ten turėjom tokią seną kregždę, ten per tas pirmus metus voliojo aš jau kokius 3 kartus. Išrota, durys kitos spalvos, sparnas kitos spalvos ir vėl tapkė iki galo. Tai buvo labai smagu. Tai va taip ir atėjom ir prilipo. Ir po truputį progresavai, kada supratai, kad nori kažko geresnio už tą BMW? Iš tikrųjų buvau šeiminos paskatintas. Mano tėtis paskatino, sako, užteks čia kaimiečius juokinti su ta kregždė. Nes man tai man užteko, aš turėjau gazą, man fainai buvo, bet kai ateina technika brangesnė, tada turi atsirasti finansavimas, partneriai, komunikacija ir viskas iš esmės pasikeičia. Ir dabar, sakykime, praėjus 13-14 metų,
tu atvažiuoji į varžybą su visai kitų lūkesčių. Tu turi galvoti ne tik apie tą emociją greičio ruožę, kur tu nori ten 100% galbūt pralėkti, bet ir apie sėkmingą finišą, nes yra daug lūkesčių už nugaros, yra tie visi logotipai, kurie garantuoja, kad tu būsi starte. Ir fanų lūkesčiai, tas žiniasklaida stebi, ką tu veiki. Tai žodžiu, visas tas įpareigoja tave elgtis visai kitaip, negu tu galbūt elgėsi prieš 10 metų, kai su Kregždė. Tai tas važiavimas skiriasi. Kodėl išdavė klasikinį ralį? Dakaras, jisai yra kaip olimpiada vairuotojams. Tai labai norėjau pabandyti. Ir iš esmės tai yra projektas, už kurio užsikabinau, nes ten yra paklausa. Dakaro dėka aš suformuoju biudžetą, iš kurio galiu važiuoti klasikinį ralį. Jeigu aš nebūčiau Dakare, tai galbūt manęs ir čia nebūtų. Tai tiesiog yra tokia logika ir dabar jau galiu sakyti, kad ir mėgaujuosi Dakaru, nes su teisingu automobiliu, su greitu automobiliu, ten gali jausti malonumą. Galbūt ne visas, ten beveik 2 savaitės, kurias važiuoju dykumoje, galbūt ten pusę to laiko, bet gali pakaifuoti. Kai pradėjom važiuoti, tai buvo daugiau darbas ir mazochizmas toks. Aš prisimenu tavo laikus su Leonu. Jo, pirmi 2 metai buvo toksai nevykęs Dakaro turizmas, sakyčiau, tai buvo. Bet pasižiūrėjom į Pietų Amerikos žvaigždės, patirinėjom gamtą, tikrai turėjau laiko apsidairyti. Bet kita vertus, jeigu ne tas projektas, tai mes nebūtume įkėlę kojas. Vis tiek įkelti koją yra sunkiausia. Bet klasikinis ralis, tarkim, kiek tu per šios metus 3 ralius pravažiuot, ar ne? Taip, turiu planą 3 ralius. Tiksliau, turiu biudžetą 3 raliam. Ne per mažai savo. Norėčiau daugiau. Mielai važiuočiau visą čempionatą, bet, kaip sakiau, Dakaras yra tas projektas, kur yra prioritetas. Tu Excelį atriekėjai ir visą likutį tu gali padalinti. Jeigu likutis nėra didelis, tai tu taip atitinkamai ir padalini. Tai geriau važiuoti 3 ralius su itin kokybiška technika ir aptarnavimu, negu bandyti kažkur taupyti ir važiuoti daugiau varžybų. Tai tas formatas, kurį turi, jis labai fainas. Ta prasme, ar galima teikti, kad tu peržengiai tą slenkstį, kai nebenori važiuoti su bet kuo bet kaip? Visiškai taip. Nu, dabar, kai pabandai patį geriausią automobilį, ar tai būtų ralio reido automobilis, nebenori grįžti į prastą techniką. Kaip mechanikai sako, prie gero automobilio lengva priprasti, o prie prasto tai ir nelengva, ir nesinori. Paspekuliuokim dėl kitų metų Dakaro. Kokie planai? Ar čia turi, ar dar nenori pasakyti? Ne, dar neturiu. Iš esmės tai yra vienas vertus tai yra finansinis klausimas, nes sausio mėnesį, kai turėjom iššūkių finišuojant Dakare, tai atkrito pagrindinis mūsų partneris ir tai reiškia, kad labai didelė dalis biudžeto atkrito. Ir gaunasi taip, kad sezonų jau įsibėgėjus, tu turi nuo nulio startuoti su finansais, kas yra pats blogiausias scenarijus, nes tradiciškai rudenį formuoji finansus kitam sezonui. Tai yra normalu versle, tai yra normalu sporte. Čia mes dabar viską darome išvirkščiai. Ir tas, turint omeny dar rinkos pasunkintas sąlygas, yra didelis iššūkis. Antras dalykas, su ProDrive mes neradome bendro sutarimo ir tai reiškia, kad turiu ieškoti naujos technikos. Tai vėlgi, aš turiu tikrai laiko, bet ir yra iššūkis pasirinkti teisingai, nes vėl važiuoti vardan važiuoti, ne, ačiū, nereikia, yra maloniau ant sofos namie pasėdėti. Tai vat... Koks šansas, kad važiuosi procentais? 8 metus važiavau, tai didelė tikimybė, kad vėl važiuosiu, bet čia garantijų nėra. Ko palinkėtum savo po 5 metų? Palinkėčiau iš Dakaro išeiti į pensiją su tokiu rezultatu, kad būtų šypsena, tai būtų ramu ant dūšios. Vaidotas Žala be klasikinio ralio nelabai gali gyventi. Ir net jeigu nevažiuoja, stengiasi bent jau pamatyti jį. Jis ne iš tų, kurie, jeigu nedalyvauja, negali būti tiesiog ralio stebėtojų. Oi, žinok, aš nežinau, kas būtų, jeigu nebūtų ralio. Tai žodžiu, man rodos, visko esmė yra ralis. Vienas iš mano paskutinių klausimų buvo, ką darytum, jeigu sakytų, daryk, ką nori, išskyrus ralio? O, tai turbūt būčiau koks nors vadybininkas ralio. Vis tiek tu nori būti šalia tų dulkių, šalia garso, šalia veiksmo. Tai šiaip šalia trasos dažnai matai žmonės, kurie kažkada lenktyniavo, dabar vis tiek nori būti šalia. Nes, čia toks kaip sėdi ant to reikalo, tai visam gyvenimui. O kai tu nevažiuoji, nesinori nuvažiuoti greičio ruožus, nes yra 2 kategorijos žmonių.
Vieni būtinai nori važiuoti bent pažiūrėti, o kiti negali žiūrėti, nori važiuoti. Man patinka žiūrėti ralį, bet aš esu tada nepakantus greičio kokybei. Aš jau noriu važiuoti, kur yra bent jau ten 5 greiti lenktynininkai prieki. Tai ne visas varžybas gali, tiesiog, ką ten dėl 2 mašinų važiuosi. Tai, sakykime, VRC, ERC tikrai yra tas lygis, kur labai smagu nuvažiuoti ir pamatyti ir kartais atrodo, kad didelę dalį to adrenalino gaunu, kurį gaunu už vairo, bet turi teisingai atsistoti, kad jaustum tą pulsą, garsą, vibraciją, tą stabdymą, nesangrąžą. Taigi, laimėdamas 3. Ašralistas sezoną, Markas Buteikis žengė didžiulį žingsnį profesionalo link. Tai nebus lengvas kelias, bet panašu, kad Markas turi noro juo eiti. Markas Buteikis, kitaip negu Vaidotas Žala, turėjo paskatą siekti ralisto karjeros nuo mažų dienų, nes jo tėtis taip pat yra ralio lenktynininkas. Senelis irgi yra susijęs su automobilių sportu. Realiai nuo vaikystės man buvo tas toks, kad dėdukas temdavosi į ten Versmės trasą, ten šalia Ukmergės, ten krosas, ten tada Sask sprintai vygio tokie vykdavo Širvintose. Tai tuos žiūrėdavau, tada tėtis važiuodavo ir tiesiog, ralis, sakyčiau, įskiepytas gal nuo gimimo net, nes ir dėdukas užsiėmė ten senais laikais, ten kaip tada tėtis važiavo irgi labai ilgai. Tai manau, tiesiog aš neturėjau, gal sakyčiau, kur mestis. Ir tiesiog man pačiam prie širdies žvyras. Nuo labai mažens, nežinau, gal nuo 3 metų važinėjau su keturračiais. Tada padovanojo man didesnį keturratį irgi ten iki pat, kol nusipirkau BMW, važinėjau su keturračiais. Tai tas labai, sakyčiau, gal priartina prie to autosporto, prie ralio. Ir tiesiog, nežinau. Tai va taip, tiesiog sėdai ir pradėjai važiuoti ir iš karto... Pradžiai buvo keturratis, tada ten dėdukas davė savo Pežą, ten ant Kurienų ežero pavažinėti užšalusią. Tada nusipirkau tą BMW ir tiesiog pradėjau važiuoti. O pirmas varžybos, prisimink jas. Jo, irgi Lazdijai buvo, 2021 metai. Ir jo, įsimintinas, ten nieko nepavyko laimėti, tiesiog pamačiau pirmą kartą, kas yra ralis iš arti, taip, pro priekinį stiklą. Jau nuo pat pirmųjų varžybų paaiškėjo, kad Markas yra greitas. Kone iš karto jis ėmė jausti automobilį ir jo sukibimo ribas. Apie tokius žmonės sakoma, kad turi įgimtą greičio pojūtį. Galbūt iš dalies tai yra genai, kaip nekaip tai jau 3. lenktynininkų karta. Jau po pirmo mini ralio sezono tapo aišku, kad Markas turi potencialo, o laimėtas realybės šou tą potencialą pavertė realybę iš karto, čia ir dabar. Kovoti dėl aukščiausių vietų Lietuvos ralio čempionate. Pirma pažintis su Nordis Racing Team įvyko testuose, kur Markas turėjo galimybę pirmą kartą išbandyti mūsų ralio automobilį. Vieną didžiausių rolių geram rezultatui ekipaže vaidina ir šalia vairuotojo sėdintis šturmanas. Jo geras darbas yra neatsiejama ekipažo gero rezultato dalis. Jis ne tik skaito stenogramą, jis gali smarkiai įtakoti ekipažo greitį, turi funkcijų ir iki ralio, be to dirba iš dalies ir kaip psichologas. Šalia Marko iš pradžių testų metu pasėdėjo jo tėtis Aurimas, tačiau jau antrą testų pusę Markas važiavo kartu su šturmanu Ugnium. Ugnius Vainevičius sutiko tapti jo šturmanu ir visą šių metų ralio sezoną, tačiau jo atsiradimo Marko automobilyje istorija yra gan įdomi. Iš pradžių jis šturmanavo Marko tėčiui Aurimui ir persėsti į vietą sūnaus automobilyje sutiko ne iš karto. Ugniaus kelias į ralį, beje, irgi vyko su tėčio pagalba. Tėtis mano buvo vairuotojas, irgi ralį važiavo, aš per jį atėjau į čia daug metų. Nuo mažiuko važiuodavau kaip žiūrovas stebėti ralius. Ir visada norėjau papulti į tą virtuvę iš vidaus. Atsirado galimybė su tėčiu vėl tėčiui grįžti į ralį, man atsirado galimybė jam pašturmanauti. Iš kitos pusės esu tiksliukas, imlus, matematikas. Visa tas rišasi su šturmanavimu, tai taip pačiai ir čia. Šturmanavime visos detalės eina, ta prasme, nuo A iki, kai aš sakau
negali būti taip, kad vairuotojas paklausia, tu neturi atsakymo. Tu turi viską žinot, nuo A iki. Man tas limpa, ta prasme, aš iš mano būdo tas limpa, man pajaučiau, kad gerai sekasi, kad aš galiu gerai daryti šitą darbą ir tai po truputį atsiradau čia, praėjo 2 metai, o pradėjom nuo mineralio 2 metai. Net 2 metai nepraėjo, metai praėjo. Ir aš jau A lygoje važiavau praeitais metais su Marko tėčiu. Aš nenorėčiau būti šturmanas ir nedalyvaučiau ralyje, jeigu nejausčiau, kad prisidedu prie rezultato. Aš jaučiu, kad prisidedu prie to rezultato ir apčiuopiamo rezultato. Jeigu tu jautiesi šturmanas, kad tau tik ten reikia paskaityti ir tu nieko daugiau nedarai, o dar vairuotojas ten 20 metų tuos pačius ralius atvažiavęs ir jis viską žino atmintinai, tada yra kita pusė, bet aišku, reguliuoti per daug negalima. Sakau, nuo situacijos, nuo jutimo labai daug priklauso nuo tarpusavio komunikacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad vairuotojai su antru vairuotoju visų pirma tarpusavį turi būti geri draugai. Yra labai daug dalykų, aš esu patenkintas, kad tiek su Aurimu, kada važiavau su Marko tėčiu, tiek dabar su Marku mes turim dalykų, kurių žinom tik mes. Dvies, tik ekipažas. Tai aš manau, tų paslaptėlių reikia, kažkas privalomai turi likti tik ekipaže ir abiejų darbas turi būti vertinamas ir vienas turi netrukdyti kitam, bet ir dviese turime eiti kartu link to bendro tikslo. Taigi, ekipažas suformuotas, automobilis paruoštas, šturmanas pasiruošęs, testai atlaikyti, tikslai patys aukščiausi. Belieka pirmosios varžybos. Pirmas Lietuvos ralio čempionato etapas – ralis Viekšniai 2023. Žaidimai baigėsi. Ten jau laukia kova su vyrais dėl Lietuvos čempiono titulo. Kitoje laidoje matysite. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.